Šiandieną turime automobilį Kia i20 metų, kuriam priprogramuosime naujus originalius ratų slėgio daviklius. Šiam darbui naudosime profesionalų Autel Maxi TPMS programavimo prietaisą. Na kągi, prietaisas rodo, kad turime pradėti nuo priekinio kairio ratų. Tai kągi, skanuojam daviklį. Matome, prietaisas nuskaitė slėgį ir ID kodą. Toliau važiuojame prie priekinio dešinio rato, kurį taip pat nuskaitome. Rado daviklį. Toliau keliaujame prie galinio dešinio rato. Taip, turime galinį dešinį ratą ir paskutinis liko galinis kairys ratas. Nuskaitę visus daviklius, dabar per OBD jungtį priprogramuosime visus šiuos daviklius į padangų slėgio TPMS valdymo bloką būtent šiam automobiliui.